Įvyko incidentas, kad su to vibratoriu jam dantinus neišmušė, bet nuskėlė pusę danties. Pirmą kartą ir tos pačius botagus pamačiau ir kaip jais ten naudojasi, ten privačiam vienam renginį, tai man buvo, wow, kažkas tai čia, aš tai gyvenime nedarysiu. Ir dabar pats tai darau ir man tai patinka. Jau ryšys yra artimesnis, tai būna, kad ir aš paplaku ir po to gaunu masažą. Ir taip, tai yra tikrai gerų draugų, su kuriais mes būtent taip ir prasidėjo pažintis. Dvi merginos įsirakino, viena kita ir ten vaikšto, o dabar mes norime atsirakinti, sakau, klausiu, kur raktelis, sakau, ten padėtas, ten ir nėra. Kaip tik tada serialas buvo tas, tik išėjęs ant bangos ir Vyčeris, kitą kartą ateidė vėl, Vyčeris, ir tiesiog perėmė. Yra panašumų. Ir ypač jeigu už plaukus pasileidžiu, tai atsinešiau keletą iš savo naudojimų žaislų parodyti. Sveiki visi, labas Greta. Labas, Viko. Praėjo savaitė, jau pasilgau tavęs, kaip tu laikaisi? Puikiai, ačiū, kaip tu? Ai, neblogai, žinok, viskas gerai, nieko naujo, nieko seno. Nėra skūstis, nėra džiaugtis. Nieko vadinasi nėra blogo. Jo, tai Greta, ką žinau, kaip mėgsti linksmintis, ar linksmintis apie šitą laiką? Aš toks gal ramesnis žmogus visgi. Esu ir vadinamas namų, gal žinai, kaip vadina man, poilsis yra ramiai, namai, ten šuo, antra pusė, dar kas, tiesiog taip, kad nėra tie dideli vakarėliai, bet nesakau, kad nemėgstu ir kad ateityje nenorėčiau, man taip reikia visko, reikia ir tokio poilsio, ir tokio. Supratau. Aš tai žinok, anksčiau, tai oi, kai dėdavau savo laikais. Dabar tai... Kaip? Dabar jau ne? Dabar jau taip ramiau, žinok, jau aš dabar renkuosi geriau kokią ar pirtelę nuvaryti, ar sodybėlę. Man geriau užtenka 3 draugų kompanijos ir viso, man ramu. Bet aišku, į mūsų vakarėlius aš ateinu ir kaip aš neteisiu, nepaslaptis, aš juos organizuoju, tai jau šitą niekaip neišvengsi. Ir, šiuo metu laukiamės porų stovyklos ir pažintis XX20 gimtadienio, tai dar kartą noriu visus pakviesti, registruokitės, lauksim jūsų tikrai. Jeigu kyla klausimų, visą laiką galite su mumis susisiekti ir mes jums padėsime. O kokių gal kažkokių įdomių nutikimo, gal juokingų porų stovyklose yra buvę? Porų stovyklose juokingų tai gal ir nelabai tokių buvo, bet apie juokingus nutikimus klubuose galiu papasakoti. Vienas toks, nežinau, turbūt jau galiu pasakoti, tikrai čia labai daug laiko praėjo. Buvo, man atrodo, gal Kaune darėm ar Vilniuje, neatsimenu, gal Kaune, bet labai didelėse patalpose, neatsimenu, kaip tas vakarėlis jau vadinosi. Ir striptizo šokėja atliko pasirodymą su sekso žaisliukais. Ten kartu buvo įtraukiami ir šitie, ir žiūrovai. Ir vienas entuziastas paprašė, kad ta šokėja įkištų jam tą vibratorių burną. Ir netyčia jinai buvo ant scenos, jisai prie scenos. Ir ten kažkaip įvyko incidentas, kad su to vibratoriu jam dantinus neišmušė, bet nuskėlė pusę danties. Tai jisai ten, blecha dėjosi, didelį tą skandalą, čia kompensacijų reikia, bet kažkaip viskas tvarkingai išsprendė. Bet čia ne porų stovykla, ne? Ne, čia ne porų stovykla. Porų stovyklos tai dažniausiai viskas taip ramiau vyksta, vis tiek žmonės atvažiuoja porom, viskas tvarkingai, viskas gražiai, yra visą laiką programa, žmonės užimti. O į tą programą eina, pavyzdžiui, kas nors iš BDSM? Jo, būna darom visokius edukacijas, kartais workshopus, įtraukiami ir visi dalyviai, būna visokie ten nuplakimai, dar visokie reikalai. Bet čia gal neįtin viešai pasakosiu. Pamenėm, mes Aerošou turėjom ir standą šitą Limits ir kalbinom vieną svečią. Tai mesgi ten Limitsų buvom, mes kaimynai. Ir buvo ir ten daug ir pasirodymų BDSM, buvo ir kalbinom ir svečių. Tai kažkokią matau pagal aprangą, šiandien turim ant staigmeną. Skaudės. Čia skaudės ar ne, priklausys nuo svečio. Šiandienos svečias yra BDSM, nežinau, mėgėjas, praktikantas, ar kaip dar įvardint, mes jo tiksliai paklausėm, Antanas, ir mes su juo jau esam kalbėję Aerošou praeitais metais. Ant kiek faina, kad
dalykai, kurie anksčiau nevyko, kad dabar galime atvirai kalbėti apie seksualumą ir ne tik, sakykime, vanilinį, kaip mes vadinam, bet ir apie kinkus, apie fetišą, apie BDSM-ą. Sveikas, Antanai. Labas Greta, labas Mykolai. Gal trumpai aiškiai, kas yra BDSM, kaip tu tą supranti, nes, pavyzdžiui, kiek aš suprantu BDSM, tai aš nežinau, kiek esu praktikavęs, pas mane yra pliauksimas per užpakaliuką, kaip iški gal pasmaukti ir už plaukų paimti. Viskas. Tik aš esu tiek pažengęs. Nežinau, kaip Greta, pagal aprangą matosi, kad daugiau. Gal aš ten įtraukčiau ir tos botagėlius kažkokius, gal ir kažkiek apie ten tos surišimus, bet neturiu, aš irgi tikrai žinau kažkokių nei praktikų, tai labai smagu, kad turim šiandien tave čia ir mus pamokinsi, apšviesi, ne tik mus, bet ir visus žiūrovus. Tai dabar galima atsakinėti arba labai moksliškai, ką reiškia tos 4 raidės, bet aš galbūt pasakysiu, ką apskritai man tai reiškia. Tai yra žmonių ryšys per labai intimę erdvę, per jų seksualinės fantazijas. Tai yra per tai, kas jaudina. Tai tas pats priaukštinimas, tu tai įvardinai, kaip priaukštinimas, prismaugimas. Klausimas, ką jūs iš to patirėt. Tai jeigu tas priaukštinimas būtent yra arba jau šiek tiek galbūt į skausmo, galbūt į padėties valdymo, galbūt į užvaldymą, galbūt jau šiek tiek į dominavimą, tai jūs jau esate jau BDSM erdvėje. Yra kaip ir jau pats veiksmas, bet ką jūs norite patirti, aš noriu kontrolės šiek tiek, galbūt užvaldymo, galbūt to bėgiškumo, galbūt būti kažkieno tai rankose. Tai toks, sakyčiau, kad apie tai BDSM-as yra. O moksliškai, ką tas raidės reiškia? Tai 4 raidės, 6 žodžiai, B bondage, D gali būti domination arba disciplina, S submission arba sadizmas ir E mazochizmas. Tai mes dabar galbūt rečiau netgi naudojam BDSM, labiau naudojam kink, fetiš terminus, kur daug daugiau visko yra. Pavyzdžiui, kad ir vakar čia mes turėjom diskusiją apie pet play, dalis yra ten jau BDSM, bet didžiųjų dalis yra jau kink fetiš. Tai kink yra su seksualumo tyrinėjimu susiję dalykai, kurie nėra įprasti. O fetišas tai jau yra tas pats dalykas, bet jis jau įgauna daug didesnę svarbą, daug didesnį svorį, kad jis jau yra būtinas seksualiniam susijaudinimui patirti. O ką žmonės dažniausiai galvoja neteisingai apie BDSM? Aš nežinau, ką žmonės galvoja dažniausiai, nes aš jau daugelį metų gyvenu, kaip sakant, savo burbule. Bet kadangi, kaip ir pasminėjai, tenka ir vakarėlėse susidurti, tai ir dažnai galvoja, kad tai yra apie kažko tai darymą. Iš tikrųjų, ten daug yra apie vienas kito supratimą, apie vienas kito pajautimą, apie pasirūpinimą, apie saugumą. Apie tai yra. Nes kuo į intimesnę erdvę mes lendame, tuo ten viskas yra subtiliau ir daug didesnį dėmesio reikalauja vienas iš kito. O ar teisinga būtų galvoti, kad Lietuvoje šitas susidomėjimas BDSM ir pats ir jau klubo atsiradimas rodo, kad susidomėjimas auga? Tai be abejo, susidomėjimas auga, bet ir tikrai BDSM yra begalė žmonių, kurie praktikuoja arba galbūt net ir daro ir net nežino, kad jie jau yra BDSM praktikuotojai. Tas pats kažkoks pliaukštinimas. Ir dar visai gali būti, kad žmonės nedrįsta pasakyti, kad kažkas patinka. Čia tokį išduosiu biškį pastatyti, bet neseniai su keliom užsienietėm teko tiesiog mane pasikvietė, kad mes norim patirti, ar mus kažkas traukia. Tai taip, suradom dalykų, kur apie save nežinojo. Apie tą patį užvaldymą, kažkoks užplaukų suėmimas, ten tokias būsenas nuveda. O klausyk, Antanai, o kaip ir kada tu supratai, kad tave tai domina? Kas atsitiko, kad taip? Mes kartais turim tokius, kaip mes vadinam, socialinius susitikimus. Tai susitikimai ne BDSM klube, ne vakarėlėje, o kur nors bare. Tai ten jau kas būna pasakyta vieta ir ten šiuo metu aš juos Vilniuje organizuoju. Ir mes tokie kaip apšilimui per prisistatymų ratą, kur visi ten pasisako savo maždaug vardą, slapyvardį, pomėgius ir būna toks mėnesio klausimas, kada jūs suvokėt, kad jūs jau turit kažką, tai labai daug žmonių pradeda atkasti, kad jau vaikystėje kažkas tai jau traukia, pavyzdžiui, ten jeigu
ten mėgsti žaisti, aš dar augau tais laikais, kai nebuvo ten kompiuterių namie, tai visą laiką laukia. Ten indienai kaubojai, dar kažkas, tai ten koks nors karo žaidimai ir ten paima į nelaisvę, tai jau patinka tas būtent, jeigu ten rankas suriša, pavyzdžiui. Tai realiai šitas potraukis neteinat staiga, ne, jis turbūt po truputį. Mes neturim kažkokių tai tyrimų atlikę, bet bent iš mano patirties, kiek pažįstu žmonių, tai daugumas atsako, mes jo jau atkapstom, kad pakankamai seniai buvo, bet mes nežinojom, kas tai yra. Ir ypač jeigu tarp žmonės vyresni ir jie dar, tarkim, jaunystėje neturėjo interneto, arba nedrįso pripažinti, jie nežino, kad jie tenais jau, sakykime, viena koja ten, bet dar neįžengia. Esu sutikęs žmonių, kurie pakankamai brandžiam amžiui kažkur tai pamato ir staiga pajaučia, kad viskas užverda ir tada ten jau neria. Jeigu dar sutinka tinkamus pakeleivius tame, tai tikrai ten jiems viskas labai greitai vyksta. O gal tada atvirkščiai būna galvoja, kad jie tame yra, bet iš tikrųjų čia ne tai? Tokių atvejų nesu sutikęs, kad supranta, kad ne tai. Dažniausiai būna, kad pirma patirtis būna bloga. Ir tarkim, mes nusprendžiam, kad aš užtenka man jau tai slėpti, aš gyvenu kaip ir, pavyzdžiui, santykyje ir mano ten partneris arba partnerė nežino nieko, bet aš norėčiau kažkaip tai paįvairinti savo gyvenimą ir apie tai pasipasakoti ir atsiskleidti ir nesulaukti supratimo. Arba sulaukia supratimo, bet jūs dar patys nesuprantat apie tai nieko ir tiesiog pabandot daryti. Ir ta patirtis gali būti netgi tokia traumuojanti. Ir man pačiam tai buvo, kad pasibandai ir taip nepavyksta ir tada, ne, čia nesąmonė, ne, viskas, man šito nereikia, bet tos fantazijos po truputį grįžta. Aha, tai būdavo momentų, kad pagalvodavai, kad čia nėra normalu. Sakykime taip, kuo daugiau tame esi ir tuo daugiau žmonių pažįsti tame ir tai jau tai ir normalumo ribos keičiasi. Tai dar būna, kad kažką pamatai, kad darau, wow, čia jau too much. Be abejo, būna. Aš pirmą kartą ir tos pačius botagus pamačiau ir kaip jais ten naudojasi ten privačiam vienam renginį, tai man buvo, wow, kažkas tai čia, aš tai gyvenime nedarysiu. Ir dabar pats tai darau ir man tai patinka. Mano žiniomis kažkiek pasidomėjau, yra dominuojantis ir priimantysis, teisingai pasakiau, ne? Tai, jeigu yra dominuojantis, tai jo tas, sakykime, priešinga rolė, kuris su juo jau sutampa, tai jau angliškai submissive, lietuviškai mes verčiam nuolankusis, paklusnusis ir taip toliau. Tai dažniausiai kiekviena rolė yra, jeigu paimkime tas svarstyklės, kai yra galios apsikeitimas. Tai jeigu mes esame įprastam santykyje, galbūt nereikėtų sakyti įprastai, nes dabar kiekvienas pasidaro santykį kaip nori, bet dažniausiai tos svarstyklės yra lygios. Mes kažkaip pasitarėm kažką tai ir mes esame lygiaverčiai partneriai, mes su viskos sprendžiam viską bendrai. Jau BDSM metu, tarkime, tai yra kažkokia sesija, dar kažkas, tai vienas įgauna galbūt dažniausiai daugiau galios. Tai yra power exchange. Ir kiek jos yra, jau apsikeitimo, kiek vietos svarstyklės pasvyra į vieną kitą pusę, jau yra susitarimo reikalas. Tai svarbiausia, kad susitarimas, šiuo atveju susitarimas turi būti abipusis. Abu turi vienodai suprasti savo rolės ir ką jose darys, ir atsakomybės, ir pareigas. Ir tada gali būti dominuojantis ir paklusnusis, gali būti tokie labiau bendriniai kaip viršutinis apatinis. Tai, pavyzdžiui, aš dominuojančių neprisistatau dažniausiai, aš esu top viršutinis, kuris būtent suteikia tą lietuviškai neskamba poveikio žaidimo, impact play, tai yra skausmingų potyrių suteikimas. Tai tas žmogus nėra mano paklusnusis, aš jo nekontroliuoju, nedisciplinuoju, bet aš valdau situaciją. O gali tas pats žmogus turėti kelias rolės, ne? Tai be abejo, dažniausiai taip ir yra ir aš turbūt labai mažai pažįstu žmonių, kurie užsiimtų jau viena grina rolė ir aš tik tais dominuoju, tai reiškia, nes jeigu mes dominuojantys žmogus jau daro kažkas skausminga, jisai jau kažkiek ir sadistas gali būti. Jeigu jisai ryša, tai jis jau kažkiek tai jau ir tas rygeris gali būti. Tai dažniausiai mes operuojam keliose rolėse. O čia priklauso nuo žmogaus, šitam žmogui aš toks, o šitam toks. Jo, kaip jie sužino, kuris yra. Gali būti, aš pats esu tas, sakykime, besikeičiantis arba angliškai switch. Aš galiu būti ir toj roliai. Yra žmonių, kurie dažniausiai, bent jau toj power exchange skaliai, yra visą laiką man patinka, aš atsipalaiduoju, kažkam atsiduodu ir mane valdo.
Ar būna žmonės, kad galvoja, kad jie yra tik tais vienoje rolėje ir tada sutinka kažką, tai ir pajaučia, kad visai kitaip chemija veikia. Bet čia mes jau žengiame tą, sakykime, kai yra keli partneriai, bet jeigu yra, tarkim, sakykime, ta tradicinė lietuviška pora, tai galbūt jie ir bus vienoje rolėje visą laiką. Aš, pavyzdžiui, pats su vienu partneriu jau sunkiai keičiuosi, bet yra, kurie keičiasi. Man dažniausiai, jeigu aš su vienu partneriu esu vienoks, tai aš galbūt kitoks su kitų partneriu. Tiesiog čia viskas priklauso, o kas man veikia. O tai kaip suprast, kas veikia, kaip suprast? Pamatai naują žmogų ir gal simpatiją ir nežinau kaip kas ir nori su juo kažką išbandyti, kaip tarkim, jie abu gal yra šiaip dominuojantis, o gal jie abu norės būti nedominuojantis. Kaip suprast, kur esi ir ką daryti toje situacijoje? Tu labai gerai pasakei, kad pirmiausia ir pajauti simpatiją arba pajauti kažkokią chemiją. Tai daugeliui tai ir yra, kad mes pirmiausia pajaučiam kažką tai žmogų, kad mes galbūt norėtume arčiau būti. Tai nebūtinai ten tiesioginis seksualinis kontaktas, gali būti ir su juo. Čia jau nėra taisyklės, kad BDSM yra griežtai be sekso ir nėra griežtos taisyklės, kad BDSM tai būtinai su seksu yra susiję. Tai vėlgi, svarbiausia, kad jūs vienodai matytumėt ir suprastumėt, ką jūs darysite. O tai jeigu būtų partneriai dominuojantis, tai jie neturi jau ką veikti, ar turi? Pasikalbėti galim. Gali pasikalbėti, gal pasibandyti kažką, tai be abejo. Patirtimi. Ir daugelis vakarėlių ir renginių yra dažniausiai, kaip ir sakiau, yra apie ryšį. Tai ryšys prasideda nuo bendravimo. Nebūtinai reiškia, kad tu turi kažką tai su to žmogum veikti jau toj sferai. Tai nebūna, jeigu du dominuojantis, tai dabar aš tau, dabar tu man. Jeigu jums tai veikia, tai valio. Tai čia tada jau switch gaunasi? Jo, tai saugu switch, net jeigu jam taip sunku pripažinti. Yra, sakykime, ir BDSM, ir kink yra toks vadinamas nelaužomos taisyklės. Tai yra sutikimas, yra ribų gerbimas, yra pasirūpinimas partneriu. Tai čia, sakykime, šitie dalykai nelaužomi. O ten, kad jūs privalote būti kažkokiai roliai ir jokioj kitoj, tai čia sakykime, galbūt kažkokiose labiau, sakykime, tradicinėse bendruomenėse, jeigu tu jau esi dominantas, tai tu muilo pakelt negali. Tai čia, toks, man atrodo, labai jau kažkaip savęs apribojimas. Tai iš tikrųjų, jūs tik darykite, kas jums faina, kas faina jūsų partneriui ir tiesiog tos rolės neturi būti apribojimas. Jeigu aš dominantas, tai aš tik tai dominantas. Reiškia, aš jeigu žengiu į kitos rolės teritoriją, ką aš dar šitą patiriu. Ir tada pasidarai savo ir su savo partneriu pasidarot tą kažkokį kokteilį, kuris jums atskleidžia viską, kad jūs sprogdina ten užsikūrusi chemija, ten hormonų, ten jūs sprogdina smegenis. Tai gal papasakok, kaip viskas veikia, saugos žodžiai, kokios yra ribos, kada jos yra peržengiamos. Tai ribas visų pirma reikia žinoti. Tai pavyzdys, tai kalbantis. Dažniausiai kalbantis gali... Ne per mušimą, ne. Visų pirma, tai mes turim gauti sutikimą žmogaus kažkam tai daryti. Ir netgi atskirų, tai sakykime, praktikų, tai pavyzdžiui, rišimas yra praktika, suvaržymas, ten užvaldymas, galbūt pliaukštelimas, kažkokie įrankių panaudojimas. Visą tai geriausia išsiaiškinti jau prieš kažką tai darant. Nes, kaip aš paminėjau, yra chemija, žmogaus vidiniai procesai prasideda ir mes einam į hormonų veikiamas būsenas ir jau toje būsena kartais būna sunku, jau netgi ir suvokti ir jeigu tuo metu kažkas paklaus, ar tu norėtum kažko tai stipriau, taip, ir paskui galvosi, oi ne, kodėl aš to paprašiau. Tai geriausia yra išsiaiškinti prieš, tas ribas būna netgi vadinami tie klausimynai, kur susipildai, man šitas patinka, šitą tikrai nebandžiau, bet labai noriu, ir šitą bandžiau, nepatiko, bet su tavim gal pabandysiu, šito griežtai ne. Ir tai yra toks ribų susistatymas ir mes, reiškia, tų ribų neturime peržengti. Tai jau, jeigu mes juos peržengim, tai yra jau, sakykime, labai mūsų akimis, BDSM bendruomenės akimis jau yra griežtas nusižengimas jau saugumai. Ir kas tada būna? Cancel kultūra gali suveikti, gali būti tiesiog pokalbis, kad ar tu supranti, kad tau reikėtų šiek tiek apsišviesti.
taip pat gali netgi ir tos praktikos ir intensyvumas jau gali būti, reiškia, jeigu žmogus pasako, kad man tik šiek tiek aš to skausmo noriu, tu pradedi ten vanoti ir jam nėra malonu, tai čia jau irgi yra ribos peržengimas. Tai čia mes turbūt kalbam, kas, tarkim, klube per vakarėlius, tarkim, vyksta, ne? Visur. Tai, čia yra bendrai namie ypatingai, nes, kaip sakant, namie galbūt, kai nieks nemato, mes galbūt ir kartais dėja ir gal drąsiau pasijaučiam, arba čia niekas gal nepasakys, o ir patirtis nieks nekancelins. Ir tam žmogui patirtis, kuris visą tai patiria, gali būti daug labiau traumuojanti. Tai dėl to nėra taip, kad viešumoje aš turiu vienaip elgtis, privačiai kitaip. Čia jeigu jūs jau tai darot, peržengėte ribas, pažeidžiate susitarimus, tai čia jau nėra BDSM. Negali sakyti, kad aš vaikštau ir daužau žmonės ir čia BDSM. Ne, tai yra smurtavimas. O pačiam yra tekę stabdyti procesą, kai jau buvo per daug, ar matai, kad jau kažkas vyksta ne pagal planą ir galima susižeisti? Yra tekę, taip, kai jau jaučiu, kad žmogui galbūt užtenka, tai taip, yra tekę, kai dar pats su partnerė patys pradėjom tyrinėti, paskubėjau. Ir tas potyris, kuris galbūt, jeigu procesas prasidėtų iš lėto ir ta, sakykime, vėlgi chemija pradėtų veikti ir tada žmogus jau gali šiek tiek daugiau pakelti, jinai būtų tokia tolygesnė, nuoseklesnė ir būtų viskas gerai, bet aš, biškį pavargęs, noriu gal čia tokį greituką padaryti, tai taip, paskubėjau, buvo pasakytas saugos žodis ir paskui išsiaiškinau viską ir sutarėme. Viskas, jeigu jau esame kažkuris tai jau pavargęs, tai, turim pasakyti prieš tai, kad galbūt nedarom dabar, galbūt atidedam. Bet tai nėra dažnas atvejis savo praktikoje, taip? Ne, nėra dažnas, kaip sakant, aš tą pamoką išmokau, vieną kartą man užteko tokią klaidą padaryti. Taip. Tai, kad to neįvyktų, svarbiausia yra kalbėtis, nebūt pavargusiam, kaip minėjai, kas dar? Išmokti, be abejo, kalbėjimasis, jisai visada šiek tiek mus ir blaško ir atitraukia nuo tų būsenų. Tai paskui, jeigu jūs vienas kitą pažinsite, galbūt nebereikės kalbėtis. Tai apie saugos žodį, tai irgi paklausė, tai iki saugos žodžių dar gali būti tokie tarpiniai variantai. Pavyzdžiui, mes naudojam panašų principą kaip tantroje šviesoforo. Tai reiškia, aš galiu paklausti, kaip tu jautiesi ir mano partneriai nereikia sakyti ten ilgai sakiniais, jinai pasako žalia. Reiškia, viskas ok, aš galiu ten stipriau kažką tai daryti. Geltona, reiškia, ok, man intensyvumo šiuo metu jau tikrai pakanka, bet gali tęsti. Raudona jau reiškia, kad tai, ką darai, tu turi sustoti. Man jau yra too much, bet mūsų žaidimas dar nesibaigė, mes dar neišėjom iš tų vaidmenų. O jau kai saugos žodis, tai jau viskas. Spalvos dar gerai, bet jau žodis saugos viskas. Taip, pereinam prie irgi privalomos BDSM irgi su kink praktikų dalies, tai pasirūpinimo partnerio aftercare. Kuo gilesnės patiriamos būsenos, tuo švelnesnio išėjimo iš jų reikia. Tai apsikabinimai, pasiglostymai, po kurio laiko apsikalbėjimai, toks rūpestis, kontaktas. Tu minėjai, kad prasideda hormonų veikla kažkokia galvoj, gal kažkas tokia iš mokslinės pusės įdomu, kas vyksta galvoj ir hormonų lygiai ir moksliniam lygiai, kai žmogus pereina į tą ar būseną, ar pagauna šitą bangą. Sakykime, nemoksliškai mes tas būsenas galim vadinti subspace, domspace, vakar per diskusiją apie petplay išgirdom dar, kad ir petspace yra. Tai mes vadinam tiesiog pakitusios sąmonės būseną. Aš nesu nei biochemikas, nei mokslininkas, tai tiesiog iš straipsnį galiu pacituoti, kad kortizolio, endorfinų ir adrenalino mišinys, tai teisingai viskuom operuojant, teisingai žaidžiant įveda į tokią būseną. Tai jinai gali būti plaukianti, gali būti tranzo, gali kokie nors emociniai paleidimai prasidėti, verksmas, juokas, bet be abejo tai nėra terapija. Tai gali suveikti kažkaip, tai atrodys, kad aš kažką tai iš savęs išleidau, ko galbūt laikiau užspaudęs, bet ir tos būsenos yra ir fainos, ir žmonės siekia, bet jos prasideda vėlgi nuo to, kad yra pasitikėjimas. Yra pasitikėjimas, yra saugumas, yra supratimas, kad su šito partneriu aš galiu atsiduoti šitam, aš neturiu užsispausti, kuo labiau aš užsispaudžiu galvoje, tuo man sunkiau patirti kažką tai. Ar dažnai BDSM seansai baigėsi seksu? Čia jūs galėtumėt savo vakarėlį kokią apklausą arba savo puslapį, turi didelį auditoriją ir paklausti. Tai nes jeigu aš jau užsiimčiau šito dalyku,
Tai aš turėčiau ir sekso dar. Tai vėlgi viskas priklauso, pavyzdžiui, aš dažnai, kadangi esu vakarėlių lankytojas ir čia aš žaidžiu su tais žmonėm, tai aš su jais seksualinio kontakto neturiu. Bet taip, privačioje aplinkoje tai gali būti su seksu susiję, gali būti ir skirtingams žmonėms skirtingai veikia. Vieniems sako, kad mano tie potyriai yra tiek skirtingi, kad aš pirmiausia noriu išeiti iš tos apspeiso ir tada jau pereiti į seksualinį kontaktą, nes man tuo metu jau sako, galbūt ir jautrumas sumažėja, tai ir čia nebus kažkokio universalaus atsakymo, čia visi skirtingi yra. Galbūt tam žmogui, kuris kontroliuoja, jisai galbūt mažiau pasineria į tą būseną ir jam atrodo, kad aš jau čia jau galiu varyti. Jo, bet galbūt kitas žmogus to visai kitaip jaučia, tai vėlgi tą dalyką reiktų išsiaiškinti, prieš tai negalvoti, kad jeigu, jau čia mano partneris jau tokioj plaukiočiai pozicijoje, tai reiškia, jis jau ir į seksą pasiruošęs. Galima kaip tik labai iš to išgąsdinti tuo metu. Reikėtų žinoti prieš tai, kaip tu patinka, jeigu nežinai, tai patyrinėjom po truputį atsargiai. O kas dažniausiai po to seanso, tarkim, įvyksta, ar žmonės patampa gal kokiais artimesniais, gal jie daugiau vienas kito nebemato, ar ten, kaip viskas vyksta? Tai priklauso, vėlgi, vakarėlį būna, kad prieina ir seniau pripažįstu, pas mane toks konvejeris būdavo, ten ateini kokį renginį, 12 val. Nakties pradedi, kokį 7 ryto, jau ten rankos va tokios ir eini namo. Tai žmonėm aš netgi gal ir sąmoningai nemėgsdavau kažkokio didesnio kontakto, aš laikydavau, kad aš tenais esu kaip toks jau kaip darbuotojas, aš tos kultūros nešėjas ir aš kaip ir būtent supažindinu, kad jų pirma patirtis su, sakykime, bent jau plakimo praktika turėtų būti tokia maloni. Aš juos informuoju apie tai, kas čia vyks, kad jie turi teisę bet kada mane sustabdyti ir jie tikrai suvokia tai. Ir tuo mūsų po to kažkoks trumpas apsikabinimas ir tai vienintelis mūsų kontaktas, aš jų rankom net neliečiu. O su kitais, kurie jau yra nuolatiniai, per visus vakarėlius prieina, tai be abejo, jau ryšys yra artimesnis. Tai būna, kad ir aš paplaku ir po to gaunu masažą. Ir taip, tai yra tikrai gerų draugų, su kuriais mes būtent taip ir prasidėjo pažintis. O tai čia tas vadinamasis aftercare ar ne, ar aš klystu? Tai aftercare gali būti bet kas jūs sugrąžina iš tų patyrimų būsenų, sugrąžina į savo kūną, į savo realybę, į savo suvokimą, kad jūs jau nesate kažkoks... Jau čia reiktų dar žiūrovų ir papasakot, kas tas aftercare yra. Aš tai pasidomėjau, žinau. Kaip ir minėjau, kad tai yra apsirūpinimas partneriu. Tai reiškia, aš žinau, kad mano partnerė išskrenda ten labai stipriai, jinai galbūt net ir nebemato, nieko negirdi tuo metu ir aš turiu ją pasirūpinti, kol jinai iš to tvarkingai išeis. Jeigu aš ją tai staiga paliksiu arba kažkas, nežinau, vakarėlio metu prieis ir ten ją pakalbins, jinai gali tikrai išsigąsti ir tas išėjimas bus staigus. Įvyksta ta vadinamas tas hormoninis kritimas, dropas, kur po to būsena psichologinė nėra maloni kelias dienas. Tai čia realiai kaip po sekso apsikabint, pabūt, parūkyti. Tas pats, visiškai tas pats, kur neseniai podcaste kitam buvau ir sakiau, kad anksčiau buvo tas posakis, po sekso reikia parūkyti. Tai čia tas pats tik tai stipriau, nes patyrimus būsenas yra stipresnės. Tai čia toks kaip šokas įvyksta, jeigu per greitai? Gali įvykti. Nebūtinai įsivyks, kad vieni kitiems žmonėms gali to nereikėti. Tai labai gerai žinoti. Gali būti, kad žmogus sakys, man viskas gerai, jisai nueis ir po 20 minučių pradės link kojos. Buvo man toks atvejis. Tai paskui gerai, kad to žmogaus partneris buvo šalia, ten pasigavo, pasisodino. Ir be abejo, tiems, kas su to nesusidūrė, jie gali šiek tiek išsigąsti. O kokia greitąją yra tekę kviesti? Ne, ačiū Dievui, neteko. Tikiuosi nereikės, kad nes. Ir kaip sakau, aš nesu niekad ekstremalių dalykų fanatas daryti su žmonėm, kuriuo aš nepažįstu, kurie prie manęs prie per vakarėlį, aš jau geriau supažindinsiu, kaip sakysiu, žmogus tegu geriau išeina neprivalgęs, negu persivalgęs ir tada, man čia visai buvo faina, aš galbūt pradėsiu tyrinėti, negu kad kažkaip čia tikrai per skaudu buvo, man nepatiko. Tai jau geriau ta patirtis faina, parodė, kad čia yra pagarbiai viskas, gali vykti ir tada ta atmintis išliks ir po to, kai jau su kažkuo pradės tą daryti privačio aplinko ir sakys, žinai, ten kažkaip pagarbiau gal su manimi elgės, aš irgi norėčiau pagarbos šiek tiek, žinai, tai
kad čia nėra vis dėlto tik apie grubų, jis gali būti grubumas, gali būti kažkoks žiaurumas, bet jisai turi būti kad mes žinom, kad mūsų partneris į tai atsiliepia, kad jam tai suteikia malonumą. Net jeigu vizualiai to nemato, bet mes turim pokalbį metu išreikšti, kad man patinka, kad tu mane ten prispaudi, tu neišsigask, aš ten galiu klyktelti, dar kažkas, ten būna tokie pokalbiai. Dabar sako, man neišsigask, aš verksiu. Viskas faina, aš jau perspėtas, aš žinau, kad tai nėra man signalas, kad kažkas tai baisaus įvyko, žmogus tiesiog išgyvena kažką tai. O žiūrėk, dabar tai, pavyzdžiui, yra ir tų klubų, ir vakarėlių, ir visko. O kaip jūs anksčiau, kaip viens kitą rasdavot? Būdavo tokios ir dabar netgi yra, kaip žinoma, anoniminės platformos puslapiai, kur visi su slapyvardžiais, niekas ten tikrų nuotraukų neįsidėjęs. Ir būdavo organizuojami ir privatus vakarėliai, ir dabar yra organizuojami galbūt mažesnėse apimtyse, yra ir didesnėse, yra ir mažesnėse. Ir tie patys susitikimai, anksčiau ganėtinai slapti būdavo, kaip aš pasakojau, kavinėse, restoranuose, tai čia toks populiarus užsienį formatas ir dažniausiai būna kaip ir pirmas žingsnis naujokam. Tu ateini, pamatai tuos žmonės, galbūt čia nėra taip baisu, kaip atrodė, tada jau galbūt ir tu normalus bendraujantis, galbūt tave ir vakarėlį kažkas pasakys, tai žinai, čia galbūt tave sudomė. Atviri tokie vakarėliai, kaip dabar yra, tai prasidėjo ten prieš galbūt 4 metus, iš pradžių nuo reivų, kurie, čia mes norim kaip Berlyne, kad būtų techno muzika ir kažkokia fetiš BDSM kultūra. Paskui atsirado vieni organizatoriai, kiti, kurie jau labiau, kad mes turim specializuotą erdvę turėti. Ir dabar jau turim kartu renginių nuo 700 žmonių iki mažesnių, 90, būna privatus renginiai, po 50 žmonių susirenka. O tarkim, kaip buvo prieš kokių 10 metų, jeigu jau to domėjais ar dar ne, tai iš vis turbūt? Sakykime, būdavo, kiek man teko dalyvauti, tai vasara gali būti kokia sodyba, tokia nuošalesnė išnuomota ten keliom dienom arba vienai dienai. Ten galbūt gamintojas, Lietuvoje mes turim BDSM architektčią gamintoją baldų, tai paskolina kažką tai iš savo to. Pažįstam. Ten kažką tai iš jų sandėlio kažką atveža arba tos demo produktus, kokį kryžių arba būdavo žiemos laikotarpį, kokie, pirtį išnuomoja, tai tokie vakarėliai būdavo. Dabar jau mes turim klubus, bet nieks nedraudžia daryti, bet kokioje erdvėje, kokio jūs norite. Kaip ir sakant, klubas, visą tai nėra privaloma, kaip sakiau, BDSM yra apie ryšį, kitiems žmonėms galbūt nereikia nieko iš jokių ten atributų, kad jau jie galėtų tyrinėti. Tai kaip atsivertini, per 10 metų daug pajudėjo šitas pomėgis, nežinau kaip čia man įvardinti. Be abejo, tas atvirumas tikrai pajudėjo į priekį ir dabar tie patys pasirodymai, pavyzdžiui, aš nei vardo, nei pavardės, nei veido nebeslėpiau, aš apie tai atvirai kalbu, einu į laidas, kai pakviečia, tai diskusijos būna, ir vakar susirinkom žmonių ir apie pakankamai tokius net anksčiau negirdėtus dalykus galima išgirsti. Yra pasirodymai renginiuose įvairiuose ir dabar jau, jeigu anksčiau ten reikėdavo su žiburiu ieškoti, kas galėtų ten renginį pasirodyti, dabar jau yra aš noriu, ten jau ir mes būna, kad netgi sudarom grafikus, kai yra šitam renginį, jūs ten pasirodysite, mes tada palisėsime. O tai seniau reikėdavo slėpti veidą, ten po kaukę, dar kažko? Sakykime, galbūt tas tolerancijos vis dėlto dar ir nėra ir ne visi žmonės ir norėtų būti matomi, kad jie tokius pomėgius turi ir nemažai žmonių tą slepia. Aš kažkaip tais tą peržengiau, galbūt pradėjau nuo, kad nusifotografavau tom patiem BDSM architektčią, paskui pasirodymas. Paskui dar kažkokią paskaitą pravesti, tai po truputį žiūriu, kad jau to privatumo kažkaip ir nebeliko ir kažkaip ir pasaulis nesugriuvo. Ir kažkaip tai viskas gerai ir faina ir tuo pačiu tokia netgi kažkokia misija jaučiu, kad supažindinti, atskleisti, parodyti, kad nes daugelį žmonių ir man pačiam, kai teko ten vienai savo draugiai pasipasakoti, mes turim kažkokius, apie ką mes nežinom, bet galbūt nėra taip žmogaus, kuris taip nežinotų, kas yra BDSM arba kas yra fetiš, bet mes turim kažkokius galbūt neigiamus stereotipus. Ir mes iš jų vadovaujamės, kad jeigu žmogus sako, man BDSM patinka, tai jam patinka ten kažkokia jau visiškai kažkokias baisybės, kas mums atrodo neįprasta. O gal ten visiškai nekaltas, tas pats pliaukštelimas jau yra iš BDSM, galbūt prispaudimas partnerio, jau padėties valdymas jau yra
kažkokia dalis Dusinimas su BDSM. pagalve. Jo, BDSM gali būti su pagalbė sudusinimas, jeigu jūs saugiai suvokėt ir sekat partnerio kvėpavimą, kad tas pridusinimas Ai, nėra. reikia sekti. Nepamirštat, kad jisai ten kvėpuotų. Tai, kaip sakant, apie saugumą, galbūt, kad nepaminėjau, Tai kad tos mokomės. pačios praktikos turi būti saugios. O klausyk, sakai, užsienyje esi buvęs, ne, turbūt Berlyne ir Lietuvai dar toli iki tokio lygio, ko mums trūksta ir kaip tu manai, kada mes priartėsim ar pasieksim tą patį lygį? Aš sakyčiau, kad galbūt kiekiu mes stipriai nusileidžiam, kad jeigu pas mus yra vienas specializuotas klubas Vilniuje, tai ten Berlyne yra ir tos pačios bendruomenės didelės ir Berlyne bendruomenėse teko Švedijoje būti, kurių bendruomenė yra kaip organizacija įkurta, juridinį statusą turinti, žmonės moka nario mokestį, jie turi savo patalpas. Netgi didesnės negu šitas klubas, kur mes sėdėme. Ir jie kaip veikia, kaip man atrodo, kaip asociacijos principų. Kuo mes lenkiam juos. Tai kad mūsų tas mažumas ir duoda tokį bendrystę galbūt didesnę. Tai pavyzdžiui, jeigu aš ateinu vakarėlį, aš pusę žmonių pažįstu. Kurių nepažįstu, mes galbūt susipažinsime. Ir pas mus atvažiuoja, kad užsieniečiai ir pamato, aha, čia kažkas tai vyksta, ateina ir sako, kaip pas jūs faina, kokie visi draugiški, nes kažkas prieis pakalbins, tada prieis kiti ir galbūt žiūrėk, jau grupelė sėdi ir dalinasi patirtim, tai daugelis išvažiuoja, wow, kaip pas jūs, sako, ta atmosfera, tokia nuostabi, kad aš jaučiuosi visiškai Pas jūs irgi tie patys žmonės maždaug renkasi, ne? Bendruomenė, visi, kokie, yra, koks procentas visi tie patys, Naujų žmonių praktiškai visada yra netgi tose susipažinimo vakaruose, kur aš vedu, tai praktiškai visada 1, 2, 3, 4 gali ir daugiau ateiti nauji žmonės. Vakarėlius irgi kuo toliau, tai tas pats Eros davė visiems tą matomumą ir žmonės pradeda domėtis. Galbūt, ateisiu, pasižiūrėsiu bent jau, ir tada vėl ateina ir taip grįžta, tai natūralu yra nuolatiniai lankytojai, pavyzdžiui, mane visada galima. Jeigu aš ne čia, tai aš arba išvažiavęs, arba sergu, arba miriau. Nes tarkime mūsų vakarėlius, tai apie šiam, gal kartais net 7 ateina tie patys ir jie jau sako, čia giminių balius. Dalinai taip ir bet šitos pusės su daugeliu žmonių ir yra, bet kaip sakau, kažkoks jau pažintys ryšys, ten kur faina ir netgi jautiesi kažkaip vienišai, jeigu, ir tas netėjo, tai biškai ir taip liūdna, trūksta, nes nėra viskas vien apie veiksmą, tai vakarėlis trunka pakankamai, sakykime, jeigu nuo 9 iki kokių 3 nakties, arba ten gali būti visą naktį, tai norisi ir pasėdėti, pakalbėti ir atsipalaiduoti tiesiog. Visada būna alkoholis įtrauktas, ar čia kažkoks yra gal ne šito dalykas? Kaip matom, klube baras yra. Bet čia be abejo, barmenai jau ir žino, kad jeigu kažkas jau ateina svirduliuodamas, tai gal jam nebepilti jau, nes labai reikia visų pirma, kuo įmanoma blaivesnės galvos, o visų antra, nesukurti tokio nesaugumo pojūčio kitiems. Jeigu tu čia vaikščiosi griuvinėsi ant visų, arba jau nesuvoksi, kad tu galbūt čia į kažką tai rėmiesi, arba galbūt jau vien tavo toks jau kvėpavimas kažkam tai kaklą jau peržengė kažko komforto ribas, tai pačią atmosferą gadinsi. Tai mes būna, kad ant tiek įprantam, kaip tokiuose renginiuose yra gerbiamos kito ribos ir taip toliau, kad nuėjusi atsimenu, pabuvom čia ir, varom dar į kitą klubą biškelį pasišokti. Ir atrodo kaip ir geras klubas, bet jau pati atmosfera, kad daug girtų, kad jau kažkas tai jau žiūri mūsų merginas, jau pasodina, jau bando kažkokį gėrimą įkišti, jau, tokį nemalonų įspūdį. Mes supratome, kiek mes jau pripratom prie to atsipalaidavimo, kad tu gali čia ir savo gėrimą padėti ir žinai, kad tavęs niekas šiandien nelies. Jeigu palies, jausi, kad tavęs kažkas sugrabinėja, tai lauk iš klubo. Jo, tai aš manau, kad tokiuose kaip jūsų vakarėliai, kaip mūsų, yra žymiai saugiau negu ateiti į paprastą, nes apsauga jau ką daro. Taip, jūsų vakarėlį atsimenu, pirmą kartą apsilankiau, galvojau, tikrai čia apsauginis taip griežtai atrodo, kokie malonų žmonės, ten ir palydi, ir pavydi, šitą ir parodo viską. Tai čia sakyčiau, tas suveikė pirminis, tas kažkokia nuomonė, kad, jeigu čia kažkoks BDSM, tai čia turbūt iškrypėti, čia labai pavojinga, mane užpuls ir kažką darys niekas. Niekas ten jums nieko nedarys, jokiais būdais. Nereiškia ne. Nereiškia,
netgi jeigu tu nepasakai taip, tai čia jau reiškia ne. To nereikia ten kiekvienam sakyti ne. Čia... Na gerai, pakalbėkim šiek tiek apie pačią aprangą. Jau nebesulaukiu rūbus, šito nes klausimo, aš tokio matau. Stengiausi net prisitaikyti prie šios temos. Taip, labai. Tai tu gali pakomentuoti, ar aš pataikiau ar nepataikiau. Taip, be abejo pataikiai, labai, sakykime, jau kokį fetiš, jau kažkam kutentum fetišą. Tai kokios yra aprangos ar specialios, nespecialios, ką nors papasakok apie tai? Tai, sakykime taip, renginiuose vien tam, kad būtų kad ta atmosfera, tai taip, yra jau kažkoks dress kodas, all black tai visą laiką yra, sakykime, jau toks jau nėra privalomas, kad nebūtų nuobodu, pavyzdžiui, praeitas toks vakarėlis buvo disko. Daug blizgančių rūbų, aš pats ėjau su tokiu blizgučiais tokiais ir blizgantį kaklaraištį prisisegiau, tai gali būti neoninis, ten, pavyzdžiui, čia neoninės lempos, ten ultravioletą pakabinom, tai, be abejo, juoda jau nesimatys nieko. Tai, ten kažkoks baltas arba tie vadinami ten tie salotiniai elektrinė spalva gali būti. Dažniausiai apie tai yra informuojama ir kiekvienas vakarėlis nurodo dress kodą. Tai, be abejo, kinki rūbai, ten kažkokie odos lateksai yra visada, sakykime, jau tam tikrai nepasakys, kad tu ne taip apsirengiai. O čia tokia kaip estetika ar yra funkcija tų rūbų kažkokia? Labiau estetika, sakykime, tai atmosferai tas pats, jeigu mes einam į kokį teatrą, yra ten jau, kad į teatrą mes, į operą, baletą, mes pasipuošiam jau. Galbūt to pastaraisiais metais mažiau yra, bet jeigu pažiūrėsime į tuos vyresnius lankytojus, jie turi tą, sakykime, galbūt vieną kostiumą, ten dar tą šliūbinį, bet jie išsilygina, jie būtent turi abonementą ir jis eis su kostiumu, nes jam tai yra šventė. Tai tas pats ir vakarėlis, žinai, kad jau tu pasipuošk, neikal su treningais. Žinai. O yra buvę taip, tarkim, tu esi ar tavo pažįstamas pilnumoje su apranga ir koks nors žmogus iš gatvės, kuris nesigaudavo, pamato ir kaip tu galvoji, ką jisai pagalvoja. Jeigu jis čia ateina, ar gatvėje pamato? Arba tarkim gatvė, tarkim, įvyksta renginys, ten reikia išbėgti trumpam į lauką ir tada pamato žmogus, visą pilnumoje ten, nežinau, net būtinai ar tave ten latekse, rodoj. Jo, tai, šiaip ir kink ir BDSM kultūroje yra tai, kad tai, kas vyksta už uždarų durų, tai ir vyksta už uždarų durų, nes mes netgi turim tokią, net ne filosofiją, tokią nuostatą, kad žmogui, kuris mato, jis jau kaip ir dalyvauja veiksme, netgi matydamas, tai tie žmonės gatvėje nedavė mūsų sutikimo matyti mus. Tai mes tokį turim, tai jūsų renginiuose, kaip ir visur būna parašyta, kad ten... žmonės žino, kad bus. Jūs žinot, kad tai bus. Kažkokiam tai, bet mes aiškas to nedarysim gatvėje, tiesiog kažkur tai atviram renginiui, tai be abejo. Kam galbūt ten pagalvos, kad čia galbūt kažkokia fotosesija. Tai gatvėje eidami mes apsirengiam, o klubas tai turi persirengimo vietas. Yra persirengimo ir tokia užuolaidėlės, kur galime persirengti, yra spintelės, kur pasidėti rūbus. Tai be abejo, kokiam Berlyne teko būti, tai tu prie durų jau turi parodyti, kad aš čia apsirengęs, bet žmonės dažniausiai jau taip parodo, tai pasižiūri, okei, gali praeiti. O yra buvę, kad nepraeitum? Man nėra buvę, bet be abejo, jeigu toks populiaresnis vakarėlis, tai be abejo gali apsukti. Ir Vilniuje tai būna, kad pasižiūri, ne? Arba, mažiausiai, tu atėjai ten su baltais marškinėliais, ir tai nėra neoninis vakarėlis, tai bent jau nusimkios, vaikščiok pusnagis. Pusnagis gerai. Sakykime, toks tiesiog be maikės, ne? Kompromisas. Juodi džinsai ir be maikės. Kompromisas jau toksai, jau kaip sakant, jau yra. Su megztiniu paprastu žodžiu jau ne. Tai viskas priklauso nuo, sakykime, aš galbūt norėčiau, kad ta kultūra tokia ateitų ir mes į tai investuotume, yra tekę būti ten Belgijoje, kur jau vakarėlis yra toks, sakykime, toj kink bendruomeniai jau toks prestižinis ir jie žino, kad jau aš jį papulsiu ir aš jau kitais metais ir vėl galėsiu jį papulti, jie investuoja. Ir jau tada jie turi parodyti tas nuotraukas iš kitų renginių, kaip jie atrodys ir tada jų organizatoriai tik jos priema. Yra ribotas kiekis, 300 bilietų ir jie jau stengiasi ir mes kaip matėm, tam, pavyzdžiui, buvo tema Imperija. Tai ten pasisiūna pagal užsakymus, ten odinės tunikas į romėnų, kažkas tai ten graikų mitologijos, ten visus tos dievybės ten pasidaro. Bet aš jau taip normaliai ir investuoti reikia kostiumą tada, ne? Taip, tai kaip sakant, klausimas kokie jūsų lankytojai. Jeigu
tu nori tų lankytojų, kurie į tai kažką tai įdeda, nu, tai ir turi, reiškia, tą atmosferą sukurti. Jeigu lankytas vienas ten, o aš čia nusipirksiu kažką, tai ten jau tokio specialiai, va šitam klubui ateis ir tie visi, kaip va, ką tik iš darbo atėjo, tai galbūt ir pagalvos, ar kitą kartą man verta tą daryti. Nu ir tai to pačią atmosferą, va, tai va, kurs. Tai be abejo, nu, tai niekiek nedaro įtakos nei kinkui, nei bidesiam, bet, sakykime, pačiai vakarėlio atmosferai. Tai taip, šiaip vien kai darai vakarėlį, va, kai įvedi dress kodą, nu visai kita nuotaika, dar kai žmonės laikosi, nu, nežinau, čia labai daug procentų prideda prie vakarėlio sėkmės. Netgi pats kitaip jautiesi. Ir pats kitaip jautiesi, jo. Aš atsimenu, mano modelio karjerai va teko vienas toks įdomus darbas, kur turėjau iš pradžių su treningais, toksai vaizduoti šiek tiek tokį huliganą ir paskui su kostiumu. Taip atsit, man laikrodis iš manęs padaro jau tokį ir aš visai kitaip jaučiuosi, žinai, iš karto aš įsitęsiu, aš vaikštau kitaip, žinai. Tai gali būti, kad apranga jau kažkokį to užduoda jau tą toną. Be abejo, gali būti, kad jau fetišas yra odai, lateksui, kažkiem judėjom blizgantiem dalykam ir jau. Tačiau kas žmogui labiau patinka, kas labiau prie širdies, tai jis iš tai renkasi, ne? Taip. O lietuviai noriai laikosi to dress kodo, ta prasme, kiek procentų ateina ir jūsų vakarėlį? Nu, kartais pas mane būna tokių ateina, kur neįleidžiam, žinai, ten, va, tarkim, būna Halloweenas, nu, visi pasiruošę, va, vienas ateina, va, nu, tiesiog vos ne su treningais. Sako, aš čia sumokėsiu vos ne, žinai, ten įėjimas gal ten 100 eurų ar kiek, neatsimenu. Sako, aš sumokėsiu 400, mane leiskit. Nu, ne, neįleiskit. Tu negali žinot, gali visą dieną su kostiumu vaikščioti ir treningai yra jo Halloweeno kostiumas. Tai... Nemanau. Tai drįščiau. Tai be, šiaip sakyčiau, kad daugumas bent jau, nu, matosi, kad pasipuošia, kad nėra taip, kad atbėga, kaip sakant, iš sporto aikštelės ten iš karto į klubą, kažkiek tai bent jau investuoja, tai ir tikiuosi tai bus. Tai. Pas mus tai žinai, kai vis tiek dauguma yra poros ir į klubą dažniau ateina irgi poros negu va, pavieniai, tai moteris vyrus priverčia vis tiek. Jie gal mažiau nori ten stengtis, bet moteris priverčia. Jo, labai matėsi šitas dalykas per Eros festivalį, kuris užpernai įvyko pirmą kartą, kad pirmą kartą matėsi, kad tai būtent tokios poros eina, kad vyrukas, nu ką man čia puoštis, žinai, ir eina mergina jau apsirengusi, jau matosi, jau ten puošniau, galbūt šiek tiek jau ten ir daugiau tokio kokio nors odos dirbtinės, odos vinilo, žinai, kažką tai išsitraukusi. Pernai jau kitaip, jau publika matosi, čia vis dėlto jau aš norėčiau prisiderinti, kažką tai. O tai klausyk, dabar čia pas tave būtų ar hobis labiau, ar jau ir pragyvenimo šaltinis? Ar gali iš šito išgyventi? Išgyventi. Ar tau reikia eiti darbą? Ne, darbą man reikia eiti, kad iš to kartais pavyksta užsidirbti, tai kartais pavyksta iš edukacijų, kartais pavyksta iš pasirodymų, mėgstu fotografuoti. Tai, be abejo, iš to ten dažniausiai vis tiek fotografuoju savus pažįstamus, nes tai vėlgi žmogus ne visada norės su nepažįstamu žmogui parodyti va šitą pusę ir dar žinot, kad tos nuotraukos kažkur tai yra. Tai mes jau turim pasitikėjimą, kad aš tas nuotraukas jam duosiu ir niekam kitam. Niekur aš jų nepanaudosiu, neatsiklausęs. Tai, sakykime, duonai kartais galima, sviestų jau reikia papildomai užsidirbti. Bet ar ateityje planuoja, kad čia būtų pagrindinis? Ne, aš tiesąkant, neįmanoma? Aš nenorėčiau galbūt tai, nes tai yra mano pomėgis ir aš kaip tik galbūt, aš darau tas pasirodymus, bet aš jau klubuose nebeplaku jau žmonių visą naktį. Man norisi ir pačiam kažką pasilinksminti. Aš kaip tik ieškau to subtilumo, jau galbūt 3 žmonės, bet mes jau kažką jau su pažįstamais giliau patyrinėsime tos dalykus. Ir aš ir norėčiau, kad taip liktų, kad man tai būtų neštų pačiam malonumą. Man jau užtenka jau tų, pavyzdžiui, šią savaitę man jau tai, aš ten diskusijai pasiruošti, ten dabar tas klausimus jums ten atsakyti, tai jau pradeda darytis, kad jau aš daug darau. Ir norėtųsi, kad tai išliktų vis dar malonu, net kad tai pareiga. O gal gali papasakoti kažkiek apie savo slapyvardį Witcheris? Kaip gimė ir ar čia reiškia, ką reiškia angliškai, ar kokia istorija? Istorija tokia, kad, kaip ir minėjau, tose platformose, kaip ir, kad ir Instagram'e mes kažkokie gali jau ten vardą pavardį įsivesti, gali slapyvardį. Tai King bendruomeniai, BDSM bendruomeniai, Lietuvoje ten anksčiau netgi vieni kitų net ir vardų nežinodavo ten slapyvardžiais. Tai buvo ganėtinai įprasta.
Ir aš kai atėjau į pirmą susitikimą, aš ten kažką tai įsivedžiau ir kaip tik tada serialas buvo tas, bet tik išėjęs ant bangos ir Vyčeris, kitą kartą ateidė vėl Vyčeris, nu ir tiesiog Yra panašumų. Ir ypač jeigu už plaukus pasileidžiu, dabar per pastaruosius metus ten dėl įvairių pergyvenimų, tai teko dar daugiau pražilti. Tai norėjau paklausti, ar čia nusidažėjai? Ne, aš čia jau šiek tiek jau yra amžius pradeda matytis, aš pražilau pakankamai anksti. Tai ir prisėmiau tą slapyvardį, iš pradžių tik tai su to virtualioje erdvėje, kai paskui, kai pradėjom daryti pasirodymus, tai jau čia mano sceninis vardas. O reiškia Raganius, nu tai ir tuo pačiu, okei, čia, žinai, kažką tai būstina, kurią aš suteikiu, tai galiu kaip viena iš partnerių ir sako, tu čia, nu tikras Raganius, tu man kažką tai čia į tokias būsinas įvarai, aš pati nesuprantu, žinai, kas čia yra. O kaip, sakai, dabar esi, kaip ir išėjai į viešumą, nebesi po kaukę, kaip tavo aplinka reaguoja, tai kaip šeima, kaip giminaičiai? Zin, ne? Nu, sakykime, dabar artimos šeimos dėja pas mane jau nebeliko, tai nelabai ką ten ir pasakoti, nelabai aš ir slėpiu, bet ir nepuolu, žinai, ten labas, ką veikia gyvenime, aš šitą darau, tai be abejo taip nėra. Yra jau, kad atpažįsta, prieina neseniai per koncertą, ten fotografavau, priejo, pakabino, tu Vyčeris, jo, yra mane ligoninėje atpažino, yra kažkas pasiamsi. Jau tas, sakykime, duoda, jau ten kažkoks. Sakai, kad neprivedė dar iki greitosios nieko? Tik kitais reikalais buvau, bet tiesiog tas žmogus buvo mūsų to BDSM intro paskaitoj, tai vat prieina ir pakalbino ten, aš ten tiesiog savo reikalais buvau ligoniniai. Tai. Šiaip kažkokių neigiamų dalykų, tai net galbūt būna, kad žmonės, kurie pirmą pamato būtent tą mano veiklą ir paskui susipažįsta, jie galbūt ir nėra galbūt taip susipažinę su kinky BDSM kultūra, jie galbūt prisibijo, kad jau čia, aiškis, tu jau kažką man gali padaryti. Aišku, kad aš kaip tik nieko to negaliu padaryti. Aš suvokiu savo ribas, savo atsakomybės, gerbiu tavo privačią erdvę ir aš tikrai nieko nedarysiu, bet tavo sutikimą. Tai sakyčiau, kad kaip tik žmogus, kuris laikosi BDSM, tų saugumo, ne tik galbūt kalba apie, bet ir tikrai laikosi, tai jis tikrai yra saugesnis. Ar per visą tavo karjerą buvo kažkokių įsimintinesnių, ar galbūt iš viso juokingų kažkokių tokių įvykių, ar gal kaip tik nejuokingų? Žinai, su tais įvykiais tai visada yra, kad jau kažką papasakosi, tai ir kažkieno galbūt, žinai, paskui sakysim, kodėl tu čia apie mane pasakoji, tai galbūt papasakosi apie žmonės, kur visiškai iš ten kitos, netgi kitos šalies, ir buvo, kad per vieną paskaitą pas mus buvo ir mes ten irgi ten įrankių padedam ir kad galėjome ten ir paskui pasibandyti kažką, tai ir, antrankiai ir, nepatikrino, ar ten raktelis buvo padėtas, bet matyt, ten žmonės ten vartė tos įrankius ir jis tiesiog ar nukrito, aš ten prie jo ir specialiai juostelę buvau pririšęs, kad aiškiai matytųsi, kažkur kuprinėje turėjau atsarginį, bet jos ten dvi merginos susirakino, viena į kitą ir ten vaikšto, dabar mes norime atsarginti, klausiu, kur raktelis, sakau, ten padėtas, ten ir nėra, žinai, tai toks prie juokingesnių, kurie neprivedė prie ašarų. O ten kokio plakimo metu, kokio nors irgi, pavyzdžiui, kažkas juokingo, ar ten pats žmogus gal pradeda juoktis ir kažkas tokio. Buvo, kad ten kažkas tai lygtais, bijau sumeluot, kad kažką tai vietoj to, kad ten kažką patirtų, sako, mane kutena, tai tiesiog, jeigu žmogus aš jau matau, kad galbūt jie neveda, pats matau, kad iš to malonumo, jis be abejo mane pats gali sustabdyti visada. Tai aš tiesiog nustabau, galbūt tai ne tavo diena ir viskas su tau keičia, no hard feelings. Kiek žinau, dar esi kažką paėmęs mums parodyti, ne, kažkokių dalykų. Čia turbūt ir Greta labai laukia ir žiūrovas šito. Negi aš. Taip, galiu parodyti netgi savo. Čia dar Aš laukiu, kaip parodys, kaip ant tavęs išbandys. Baigiam šito žaidimus gerai. Surimtiek, žinok. Yra čia rimta laida, Greta, baig. Čia tikrai ant tavęs. Ant manęs negalima. Tau šitą. Taip, tai atsinešiau keletą iš savo naudojimų žaislų parodyti.
bent jau mano, dažniausiai, kur aš, bent jau vakarėlių metu, kaip ir sakiau, mano rolės keičiasi priklausomai nuo žmogaus, bet bent jau renginių metu aš tiesiog atradau, kad mano visas fizinis pasiruošimas labai gerai sutampa su botagų valdymo technika. Ir tas dėmesys, kurį aš skiriu žmogui, padeda gerai suprasti, ar aš galiu stipriau, o galbūt kaip tau. Ir aš kartais pats negaliu paaiškinti, kaip tai vyksta, bet, sakykime, žmonės grįžta ir grįžta. Ir patiria tikrai nuo kažkokių emocinių dalykų būna, kad ir orgazmai būna. Nuo plakimo, ne? Kažkiek tai nuo plakimo gali būti stovint galbūt sudėtinga, tai dažniausiai ant suoliuko būna. O čia tu plaki tik vyrus, ar tu tik moteris, ar ir vyrus? Kaip čia vyksta tas? Techniškai tai turbūt nėra skirtumo. Žmonės mes turim, sakykime, tai saugiausia vieta yra, kur dideli raumenys, tai yra užpakalis, bet vyrai galbūt kartais nori per nugarą. Sakykime, man asmeniškai tai tiesiog nesukelia jokių emocijų ir aš anksčiau, jeigu tai padarydavau, grinai dėl to, kad aš laikydavau, kad aš tame renginyje dirbu, tai dabar aš jau dažniausiai to atsisakau, nes man pačiam tai nesuteikia nieko. Ir dar dažniausiai būna, kad, ne dažniausiai, bet, sakykime, su kai kuriais vyrais ir tokių yra pasitaikę ir nemalonių tokių atvejų, kad jie labai ten nori to grubaus, kad jos jau pridaužytų ten labai stipriai, tai nėra mano žaidimas. Mano žaidimas, jeigu tas pats plakimas, aš dažniausiai atskirstu į dvi dalis, yra vienas tas jausminis ir kitas yra baudžiamasis. Tai baudžiamasis reiškia tarp tų žmonių, kurie vienas plaka, kitas yra plakamas, yra jau kažkokia dominant submissive žaidimo dinamika ir bausmė yra už kažką. Tai nėra tiesiog, kad aš tave bausiu, baus reikia už kažką. Tai pavyzdžiui, ten nusižengia nustatytom taisyklėm, kurias jie sutarė. Ir ta pati bausmė yra sutarta. Netgi angliškai vadina net ne punishment, o punishment. Mes lietuviškai linksmabaudę, vadinam, žinai. Mano žaidimas yra kitoks, aš nedominuoju, aš būtent suteikiu būseną, aš bandau pažinti žmogų, bandau pažinti iš jo judesių, kvėpavimo ir tas žmogus tada turi būti mazochistas, kuris pas mane yra, nes kitaip jisai nepatirs malonumo. O jeigu, pavyzdžiui, tas plakimas vyksta ant vyro ar moteris ant moters, ar čia skaitosi kaip biseksualumas ar homoseksualumas, ar... Geras klausimas, iš tikrųjų. Ar šiandien visai ne apie tai? Aš sakyčiau, kad, kaip ir minėjau, kad nėra tai, kad kiekvienas kad tokia sąveika jinai veda prie sekso, bet kažkokia chemija turėtų būti. Aš manyčiau, kad turėtų būti chemija, bent jau žmogus gal neturėtų būti atgrasus. Galbūt kažko tai mane jaudinta, galbūt ir aš pats nesuprantu, kad tas kažkokią trauką jaučiu, bet jinai yra, galbūt aš pats nesuveikiu, kad galbūt mano tas heteroseksualumas nėra ten 100%, aš toks gal ganėtinai spėlioju, bet manau, kad ryšio su lytim šiuo atveju turėtų būti. Bent jau, kad, kaip sakant, chemija būtų. Nes kaip, pavyzdžiui, vaikai ten jie viens kitam ką nors įgnybę, patempia už plaukų, tai jie visai ne apie tai yra. Čia tiesiog smagu yra padaryti skaudą. Tai ne apie tai. Boksininkai ringe turbūt irgi vienas kitam simpatijos nejaučia, bet jie, sakant, ir imtynininkai. Tai taip yra tiesiog skirtingi dalykai. Reikia suprasti, kad čia mes dalykus, ar tai būtų skausmingi, ar tai būtų malonus, ar tai būtų grinai psichologiniai žaidimai, mes darom dėl abiejų žmonių, kurie ar daugiau žmonių dalyvaujančių tame malonumo. Galų gale, jis galbūt netgi tiesiogiai, pavyzdžiui, bausmės atveju, jam nepatinka, kam patinka būti baudžiamam, bet jam patinka ta grėsmė būti nubaustam. Galbūt jam patinka, kad kažkas turi galią nubausti, ir tame jau gauna ir tada ta bausmė kaip yra tas išpildymas, kad tai tikrai gali būti įvykti, skaudėja, bet po kurį laiko vėl, bet mane gali nubausti. Reiškis, čia kiekvienas mes turime atrasti, ką mes iš to gaunam. Jeigu nieko negaunam, tai nedarykite to. Gerai, ir pabaigai turbūt norėčiau paklausti, arba ką tu galėtum pats pasakyti žmonėms, kurie galbūt jaučia, kad jie norėtų to užsiimti, bet nedrįsta, arba iš vis jiems ten sunku apie tai galvoti, nenori to pripažinti, ką jiems reikėtų daryti? Tai pirmiausia, bent jau išdrįsti galvoti.
niekada nepradėti nuo, kaip netgi dažnai klausimas būna ir netgi per Eros festivalį, kai skaičiau intro irgi paskaitą, tai jau iš publikos klausimas, tai ką nusipirkti reikia, tai nieko nereikia nusipirkti, nebent kokį, nežinau, subscriptioną į kokį nors ten puslapį, kur daug tokio kontento yra ir tiesiog žiūrėti, kas jūs domina. Ir nuo to pradėti. Tada jau kokie jūs kažkiek suprantat, kas jūs domina. Jeigu jūs turit partnerį, tai sukaupti drąsą ir nebijoti, kad jūsų nesupras ir surasti tą būdą prieiti ir papasakoti. Ir pradėti ne nuo to, kad man patinka, bet man galbūt aš norėčiau taip jaustis. Nuo to jausmo. Ir yra, man pačiam teko išgyventi, kai manęs partnerė nesuprato, bet taip pat aš žinau ir tokių labai sėkmės istorijų, kai pasipasakau, vau, man irgi tai patinka. Ir tada visai kitas intymumo lygis prasideda, nes kai mes vienas nuo kito neslepiam, kas mus iš tikrųjų veža seksualiai, tai visai kitas pasitikėjimas yra. Tuo metu, kai aš esu jau žaidime, tai visas mano dėmesys tenka 99% tam žmogui, su kuriuo aš esu lygęs, dėja, kadangi renginys, aš negaliu prognozuoti, kas už manęs gali įvykti, dalis tenka skanuoti aplinkai. Tai taip, aš esu susikaupęs tuo metu, be abejo, tai jeigu aš ten pradėsiu juokauti, galbūt ir aš partnerį gadinsiu ir tą pačią nuotaiką. Ir tikrai taip yra buvę, kad kažkokie, tiesiog labai kažkas juokingai buvo, aš ten pasakiau ir to ir baigėsi mūsų pasižaidimas. Tai, o parodyti, tai aš nežinau, turbūt, kai mes ir šokis, gali būti šokis vieno žmogaus, bet turbūt geriausiai, kai yra tas sąveika dviejų žmonių. Aš sakyčiau visada, kad tai yra kaip šokis, vienas veda, kitas yra vedamas ir tame yra grožis. Aš galiu mojuoti tais įrankiais, bet to efekto, kai tai yra tarp dviejų žmonių, kai jūs matot, kai nuo to prisilietimo ten jau dreba ir nesitraukia nuo skausmo arba eina jį ir tas akis, tai tame yra grožis. Būtent dviejų žmonių ar daugiau žmonių sąveikavime. Tai taip kaip ir yra, kaip atrodo, kad aplinkos jau nebematai. Aš matau, kaip tas žmogus, kuris valdo, kontroliuoja, jisai privalo atsakyti už saugumą. Be abejo, nėra taip, kad ir tas kitas partneris ten numoja ranką ir taip švilpauja. Bet be abejo, aš tuo metu aš saugau partnerį ir jeigu kažkas prieina per vakarėlį ir bando ten man pasakyti, tai bus mažiausiai ranka parodyta, jeigu pabandys paliesti, bus grubiau. Tai tuo metu yra jautrios būsenos mano žmogui, su kuriuo aš sąveikauju ir aš tas būsenas privalau saugoti ir ginti. Atrodo viskas daug saugiau negu realiam gyvenime žmonės kažką daro. O žiūrėk, tarkim, jeigu poroje vienam tai yra priimtina, kitam nepriimtina ir kitas eina to užsiema paslapčia nuo kito, tai jau čia skaitytųsi kaip išdavystė ar ne? Išdavystė prasideda ten, kur jūsų santykių ribos yra peržengiamos. Tai jeigu yra, čia be abejo mes, kai priemame, sakykime, tą monogamiją ir mums pasako, kad reikia gyventi taip, susituokti ir mes galbūt ir tą priesaiką, kad ir bažnyčiai duota, mes neįsigilinam, tai mes nesuvokiam ir ją pažeidinėjam, tai tiesiog su partneriu reikia atvirai kalbėti, kur yra peržengimos mūsų santykių ribos. Tai galbūt viskas okei, kad tu ten nueisi, galbūt jeigu nebus kokio nors seksualinio kontakto, nebus emocinio prisirišimo, tai galbūt su partneriai viskas bus ir okei. Bet mes, sakykime, kreivokai žiūrim, mes esam už etiškumą viskame įskaitant santykius. Bet čia mes jau žengiam į tos etinės nemonogamijos ribas, kur galima daug kalbėti ir tikrai yra daugiau apie tai išmanančių žmonių. Buvo ir čia paskaita apie tai beje. Tai vėlgi, kaip jūs su partneriu susitarsite, geriausia to nedaryti slaptai, o ar randai lieka, viskas priklauso nuo tai, kas jums patinka. Tai gali tai būti, kad slepia ir grįžta su randais ir tada kaip pasiaiškinti? Taip, ir aš vieną tokią porą pažinojau, kur slėpė ir
O po to jis nusprendė vis dėlto, nu, kiek aš čia galiu slėpti, jis pasipasakojo ir žmona, wow, aš irgi noriu. Ir viskas dabar, dviese visur. O, čia ir viskas tai kaip okei, kad tik kartais nu, mes galbūt prisigalvojam patys, tą labai sudramatizuojam, sureikšminam ir galbūt nėra viskas taip blogai. Nesakau, kad dabar vis iš karto taip nutiks, bet galbūt duokim šansą. Tai ką, Danai, ačiū labai, kad atėjai, tikrai apšvietei, patys tiek nebūtume sužinoję. Kaip tu, Greta? Jo, aš irgi galvoju, kad kažkaip tai yra mažiau saugiau negu paprastas bendravimas ir realiai mažiau galvoju, kad tai yra daugiau visokių rizikų ir gal ir skausmo ir pavojų negu tiesiog paprastas bendravimas, bet dabar matau, kad ir pagarba ir saugumas yra daug didesnis ir, tai, ir buvimas tokiam klube negu įprastame klube. Tikrai taip ir stengiamės, kad taip ir būtų. Tai yra atsikratom nepageidavimų elementų, kad negadintų mūsų atmosferos. Saugumo, kaip ir sakiau, taisyklės yra nelaužomos dėl sutikimo ir ribų. Šiek tiek pakomentuosiu apie pačius dalykus, kuriuos darom. Tai be abejo nėra, mes, kad ir nežinau, kvėpuodami jau rizikuojam. Tai be abejo čia dalykai, kurie daromi, yra rizikos. Tai rizikas mes privalom valdyti ir turim suprasti, ką mes darome. Tai prieš pradėdami bet ką, net ir jeigu tai nėra skausminga, prieš ryšant, tai pasirūpinkit saugumu. Tai yra įvairūs netgi terminai SSC, REC ir taip aš esu REC šalininkas, kad Risk Aware Consensual King. Tai reiškia, tai, ką darom, šiek tiek rizikinga. Vieni daugiau, kiti mažiau. Aš įdedu pastangas, kad tas rizikas suprasčiau ir valdyčiau ir žinočiau, ką daryti, jeigu jis nutinka. Tai yra, reiškia, sustoju, terkieras, mes pasiaiškinam. Tai, mėlynės lieka ir žmonės jomis džiaugiasi dažniausiai. Jeigu nesidžiaugia, geriau, kad informuotų prieš. Aš dar norėčiau padėkoti Limits klubui, kuris mus čia priėmė. Kiek žinau, Antanai, sakė, čia tavo antrieji namai, tave čia labai dažnai galima pamatyti, ne? Čia mano antrieji namai, net ir marškinėlius jau turiu. Čia tu visokias edukacijas vedi, paskaitas, ne? Ir organizuoju ir edukacijas ir, sakykime, toks naminukas, klubinukas. Tai aš esu šito klubo klubinukas, kaip sakant, šiek tiek prižiūriu, ten paprašo, ten kokį prailginti grandinę, ten žinau, kur kopėčius, ten nubėgu, ten kokiais klausimais į mane ten galima kreiptis ir taip toliau. Matau eilė prie tualeto, pasakau, ten dar yra keli, tenais gale nestovėkit, čia nekentėkite. Taip, tai nuorodą rasite aprašymuose. Dar norėčiau paprašyti žiūrovų atsiųsti klausimų, kuriuos užduosim seksologams, arba gali tiesiog atsiųsti laišką, kurį norėtume, kad mes paskaitytume. Tikrai viskas bus anonimiškai. E-mailas būtų pokalbė@pažintis.com. Prisijunkit, neprisijunkit, pasižiūrėkit, yra paskelbtas 20 pažinčių gimtadienis, tai tikrai bus smagus vakarėlis, galbūt net ir Antanas ten bus, matysim. Net 20. Taip, laikas bėga. Tai jūsų, sakykime, tas atvirumas jau daug seniau traukia negu BDSM bendruomenės. Taip išeina. Prenumeruokit, paspauskit like, pakomentuokit video ir laukite sekančių video.